Daug nepasakyk, mes nežinom, bet tuo tikim. Kaip patogu. Su daina plytas dėlioju. Reikia nedainuot, paskui video užblokuot. Nu ką turim? 1, 2, 3, 4, 5 eilės. Tai 5 tik ant šitos sienos. Čia 4. Jau reikia. Va čia 2, žiūrėk. Va. Statybioras mano. Gaivu, vėsu. Pats tas mūryti. Mačiau, kad vienas komentavo, kad nenaudoja šitos dėžutės vien dėl to, kad užknisa plauti. Kiek taip laiko užtrunka maždaug išplauti? Matai, bėda tame, kad aš kažkada tiesiog va taip neplautą įmerkiu ir palikau. O tie klijai jam vienodai vandenyje vis tiek sustingo. Penkta eilė. Ir tokiam aukštyje, jau kai bus 5 eilė, bus čia langelis, čia plausiu indus, matysiu. Neaišku, ką matysiu čia po tų metų kelių. Turėtų būt gatvė už tvoros. To nebepasieksim. Lengvas blokelį, ar žinai. Biškį košės dadrėpt. Kažkas eilė nelabai lygiai įsimūrijo. Čia anksčiau kur mūrijo. Kas mūrijo? Vakarykštis Tadas. Tada... Nu, įdomus pastoriai čia pas mus, bet kažkaip va taip va vyksta darbas. Na ką, gražėja vaizdas. Garažo viena siena jau nemažai pakilo, dabar pasižymėsim 2 langus. Tai bus virtuvės langas ir darbo kambario. Nes jau priėjom tą aukštį, kuriame turėtų langas statytis. Ką, atsirado stalažai. Nedaug čia jų. Kiek čia metrų ėmė stalažų? 20 gal. 20 metrų. Ten. Bet tingiu pasistatyti, va. Taip nori. Ai, jie net nesurinkti. Tai... Ten biškį dar likę, bet jau nedaug.
Tai dar pasiekė. Na, sąlyginai. Šitam kampe veiksmas persikėlė jau ant stelažų. Šita siena gerokai aukštesnė. Garažo pamūdyta šiek tiek daugiau. Kas? Pozikiai iššoviai. Kokia? Kojytė į priekį. Kur aš nuėjau? Susisuko galvelė jau. Tai čia prieš kameras, žinai. Kamerų baimė. Tai va, garažo siena jau pakelta pilnai. Virš langų turi pasidaryti sąramos. Tai tiek čia, tiek virš durų. Vidinės sienas dar reikia pakelti pilnai. Šitoj sienui trūksta dar kokių 2-3 eilių, tiksliai nežinau. Čia šita siena tarp 2 langų, tai reikės ją paramstyti jau vėliau mūrijant. Čia virtuvės langas. Dar šitą kampą reikia pakelti, nu ir likę vidinės sienos. Na ką, pasižiūrėkime į statybas iš lauko pusės, tai čia matom įvažiavimą į garažą, 5 metrai. Ten toliau matosi durys į katilinę ir sandėliuką. Čia įėjimas į tamburą, virtuvės langas. Ir toliau jau čia svetainės langai matysis. Tai tikrai padirbėta nemažai. Po truputį judam link saramų. Gautas užsakymas sumaišyti klijų. Šiandieną lyja lietus, tai darbai baigsis. Bando Tadas paskutinius klijus sutepti. Taip? Čia labai akrobatika dabar užsiminėjau, nefilmuo. Nu tai parodys tikrai. O dievai mano. Tipo nežiūrėjom prognozų ir nematėm, kad lis. Kaip sekasi? Jeigu man saulės. Kaip sekas, vėjuota labai nori. Taip, sekas. Gerai, sekas. Turim neblogą vėjuką.
Na ką, Tadas sukonstravo sienos prilaikymą, tol kol atsiras sąramos. Ar ne taip? Nu, tikėkimės laikys. Gal vėjas nenupus, nes šiandien turim uraganą.